Sveiki, mėlieji. Žinot, aš savo žmonėm, kurie pas mane ateina pagalbos, dabar dažnai pasakau, kad anksčiau pasakodavau tą, mokindavau, kaip savo padėti, kaip savim rūpintis. Dabar aš dažniausiai, žinot, ką pasakau. Pasižiūrėkit mano YouTube, ten yra filmukai, kur aš įrašiau. Ir tokius patarimus, ir tokius, ir tenais galit rasti visus pamokymus. Ir kartais aš anksčiau ten tokius ir ilgesnius dariau, ir išplėstinius, ir tą pamokindavau kartu daug į vieną. Ir žmonės ne visus pažiūri, kur jau labai seni žiūriu, jau ir nepažiūri. Ir dabar turiu problemą tokią, ne su vienu žmogum, kur stuburo problemos, narių problemos. Bet daugiausia vyresni žmonės. Bet ir daug jaunų kenčia dėl stuburo problemų ir kad sudyla stuburas. Stuburas, žinot, kaip yra. Slanksteliai ten jie turi savo tą tokį bliūdelį ir tokį vietuką, lizdelį tokį. Ir kaip žmogus traumuojasi, ar jis krinta, ar jisai, ypač kur daug važinėja žmonės, gal kur laksto, bėgioja, eina, visur nusikrato tas stuburas ir suprantat, ir tas, jisai paeina į šoną. Jisai paeina, tas lankstelis nors kiek į šoną pasisukęs ir jisai jau pradeda, nuzulina kremzlę ir kaulas į kaulą ir ten gaunasi kas, išvarža ta vadinama, mėlieji. Ir žmogus iš pradžių tai net nejaučia. Jam ten diskomfortas tam stuburė būna ir tiek. Ir jisai ką daro? Jisai nukenčia, kitas numoja ranka, o kitas ir ieško tų ligų, eina per tiriasi ir ką, jam nieko nepasako. Aš, būdama Kanaruose, vandeninė banga mane vertė ir pas mane čia yra tarp menčių vienas lankstelis, taip pat versdama aš traumavausi stuburą ir pas mane irgi truputį pasislinkęs yra vienas lankstelis ir aš jį atstatinėju. Atstatinėju pratimais ir atstatinėju, žinot kaip, kabodama ant rankų. Kabodama ant rankų tiesiog ir jum patariu. Galima kaboti visur ir tarp durų padarius tą, žinot, tokį, kad eitų rankas užsikabinus ir pakabot. Galima ant kopėčių visur, galima vaikų žaidimo aikštelėse, ten yra tokių, kur kabot. Tiesiog nereikia didelio aukščio, kojas palenkėti ir kabot. Nuo jūsų svorio stuburas įsitempia kaip harmonika ir jeigu jūs dar pasikraipot į šonus porą kartų, jisai po truputį atslenka į savo vietą. Vienu kartu tikrai to nepadarys, reikia jums tą daryti daugiau kartų, mėlieji, nepatingėkit, darykit šitą. Ir ką aš jums galiu patart? Jokių būdų, jeigu kabosit kažkur, tai nekabokit ilgiau kaip 3-5 sekundės. Skaičiuojat 1, 2, 3, 4, 5, per tą porą kartų pasisukant į šonus ir to pakanka. Žinot, kas įvyks? Tas kelias sekundės atlaiko jūsų šitą svorį, raumenys ir sausgyslės. Jeigu ilgiau kabosit, jūs tada jau traumuojate sąnarį. Sąnarių tikrai, jau ypač čia, katrie jau turi, tai taip jau jų pakankinti dažniausiai būna ir nereikia jų dar daugiau traumuoti ir ten tasyti ir visa kita. Tai rankų sąnariai, alkūnių, pečių labai kenties. Tai jau būkit geri.
jūs, kad ir valandą kabosit, iš karto nepastatysit nieko į vietą. Reikia po truputį, kad atsislinktų, suprantat? Tai taip, kad reikės keletą kartų, trumpai. Jeigu turit kažkur ar namuose pasidarę tarp durų tą tokį, žinot, yra pirksporto prekėse tokie specialūs. Jeigu turit kieme išėję pasivaikščioti ar eidami į darbą, pareidami iš darbo, gal keletą kartų per dieną, bet trumpai. Ir vis pakabat, tai jums atsistatys gana greitai. Ir jūs pakaboja tokį kaifą, tokį komfortą pajusit, taip gera bus net saldu, aš jums tikrai pažadu, išbandykit. Tai va tokie jums patarimai. Dabar ką dar galiu šito klausimo patartai. Net jeigu yra jau tenais ir išvarža, tas 3 sekundės, mielieji, pajėgsit ant savo rankų atlaikyti ir niekas jūsų tam stuburui nepasidarys. Jis ten labai stipriai sukibęs, laiko jį vis stuburo raumenys ir tikrai jūs tiesiog, netgi jeigu atsislinks į vietą, yra galimybė, kad ta išvarža pati tenais užsitrauks. Jeigu želatiną naudosit, želatino reikia tiesiog sriubinį šaukštą, sausų želatinų užpilti, daleiskim, pusę stiklinės šaltų virintų vandenį, išbrankinti ir paskui su sultim, su sriubyte net galima supilti, su pienu, kaip ką norit. Galima taip nuryti kaip vaistukus, bet tai yra tas natūralus produktas. Tai kaip, kad jeigu valgytumėt šaltieną ar kažką va tokio, arba tiesiog virkit tas kiaulės odeles ir gerai jas išvirę. Žinot, būna pirkti, ten keli centai kainuoja kiaulės ir dar dadėkit, dar netgi kokiu atskirai, tik tai virkit, nukoškit ir paskui įmeskit prie tų jau išvirusių tų odelių kepenėlės. Bet kokias kiaulienos, vištienos, kalakutienos ir su blenderiu išmiksuokit su tuo pačiu vandenėliu, kur viryt tos odelės. Tai bus... Gali ten dadėti ir česnako, ir svogūnų, truputį druskytės pipiriukų, kad skanu būtų. Ir su blenderiu į metalinius indelius karštą supilat ir sustings tokie vos neguminiai, bus tokie riekutė atsipjausit ir labai skanu netgi ir skaniai suvalgysit, čia jūsų kaip. Ir maistas, ir vaistas bus. Kiekvieną dieną po tokią riekutę, mielieji, visiems, kurie turit sąnarių šitų stuburų problemas, mano receptas jums, mielieji. Išrašau ir pasirašau. Tai va. Dar korteles turiu aš jums. Sakiau, po kiekvienų mano pasakojimų išmėsiu nors kelias jums korteles gale. Visada gale išmėsiu. Nu ir ką? Ne, reikia permaišyti. Reikia vis tiek man jas truputį permaišyti. Tai va tie mano patarimai. Labai ačiū jums už laikus. Dėkit, nesunku tą pirštuką paspausit. Jums nesunku, man bus labai malonu. Ir taip išmes YouTube'as po kiekvieno jūsų paspaudimo, išmeta į tą langą, kaip jūs pasijungiat YouTube'ą. Būna ten išmesta kažkokį tai įrašiukai, suprantat? Ir tai išmetama tų, kuriem uždėjo laikus. Ir jeigu uždėsit, kitiems žmonėms taip pat leisit mane pažiūrėti. Tai va, ką jūs man darot? Jūs tiesiog dalinate šituo mano įrašu su kitais žmonėms. Ir prenumeratos, aišku, labai dėkinga už prenumeratas, mielieji. Tai turiu savo gerbėjų ratą, žinau, kiek aš auditorijai tikrai dirbu ir kiek aš čia kuriu ir filmuoju tuos savo filmukus, tai labai esu jūsų didelis draugas ir jūs mano draugai. Taip. 9 žąslų. Pervargę esat, mielieji, esat pervargę. Nesvarbu, gal kitas ir po atostogų grįžot, bet jūs esat neatsistatę. Rodo, kad esat išsisėmę ir nerviškai, ir fiziškai, ir psichiškai.
nežinau, kokią auditoriją mane žiūri, tokią aš jums ištransliuoju. Tai yra automatiškas ryšys mano, nes aš pasakiau, kad čia jų metu. Ir išmeta sudaužytą širdį. Kažkas yra įskaudintas. Gal jūs darbe įžeidė, gal giminės kažkokie konfliktai yra, gal jums nesiseka šeimoje, gal jūs vienišas meiliai kažkas išdavė, kažkas tai yra kažkokia tai širdies skausmą turit. Taip, kitą kartą žmogus daug dirba ir tai neįvertintas ir jam skauda. Pas kažką ateina geri jausmai. Čia tas periodas, kad nesisekė, turbūt bus praeity, nes rodo, čia taurių riteris atjoja su gera jausmų taure. Džiaugsitės. Kas džiaugsitės dėl darbo, kas džiaugsitės dėl kažkokių tai sėkmių versle, darbe, tai yra džiaugsmas, laimė. Pas ką tas riteris atjoja su savo karšta širdim, su meile, o gal jūsų tai yra vyras arba žmona, kuri parėjus visada apkabina ir į žanduką butuką duoda ir visada smagu grįžti namo į tokią šeimą. Tai va, būkit tokiai šeimoje, linkiu jums tokios šeimos ir tokios laimės. Ir dabar dar ką patars. Žąslų karalienė. Žąslų karalienė tai jinai labai turtinga, laiminga, stipri, sveika, jinai viskam pasiruošusi, pajėgi, seksuali. Ji tiesiog kaip pantera šuoliui, startui, viskam pasiruošusi. Katra iš meilės į lovą, katra į kažkokį verslą, į kelionės, į kažką. Tai yra labai gerai. Gal jūs turit tokią moterį, gal turit tokį vyrą šalia, čia tik žmogus. Ir dar krito vieną kartą pasirinkimas. 7 taurių, tai yra 7 taurės. Su kažkokiais tai tikslais, svajonėm, idėjom ir turit iš šitų 7 įvairiausių. Čia ir karjera, ir pinigai, ir meilė, ir kelionės, ir kažkas tai turit svajonę ir kažkatra svajonė pildysis. Žinot, čia yra miestas, aplinkui čia dar statybos vyksta, remontai, matot, kas atrodo ramu buvo, kai pradėjau filmuoti ir kokie garsai. Taip, kad baigsiu. Dėkui, mielieji, už jūsų laikus. Iki.